Sveiki visi. Taip, tai Rugilė jau pristatė, esu Tomas Tamašauskas, atstovauju L-Drive tinklą ir elektromobilių infrastruktūros plėtotojas iš esmės esame. Koncentruojamės Lietuvoje ir kitose ES šalyse. Tai norėtume peržvelgti dabartinę situaciją ir tiek Lietuvoje, tiek Europoje, pasaulyje ir kur viskas link ko juda Lietuvoje. Man tuo metu, kai viceministras klausė, kas atvyko elektromobiliu, paprašė pakelti rankas, dėjo mikrofoną, aš bandžiau bėgti, žiūrėti į salę, bet nelabai spėjau, nes laidas buvo prikabintas, tai gal dar kartą paprašysiu pakelti rankas, kas į renginį atvažiavo elektromobiliais arba apskritai važinėja. Aha, tai iš tikrųjų didelis pakankamai kiekis, kiek čia yra žmonių. Kodėl tai aktualu, nes norėjau peržvelgti, kiek dabar turime elektromobilių šalyje. Tai spalio pirmos duomenimis turėjome 26 tūkstančius elektromobilių, iš kurių 15 tūkstančių, truputį daugiau negu 15 tūkstančių buvo pilnai grynieji elektromobiliai. Jeigu viso lengvųjų elektromobilių parko, tai čia kažkur apie 1,5% turime, jeigu kalbame visus elektromobilius. Salėje dabar sunku pasakyti, bet kokie 5% tikrai žmonių buvo pakėlę rankas, tai reiškia, kad tikrai susirinkome į transporto inovacijų formą ir žmonės jau tikrai kitaip žiūri gal į transporto formą. Nelabai malonė žinia, turbūt, kad yra 50 tūkstančių elektromobilių iki 25 metų buvo iškeltos prognozės arba tikslai. Tai iš esmės tik pusė jų pasiekėme, o iki 30 metų turime dar didesnius 240 tūkstančių. Tai yra 10 kartų iš esmės kilimas nuo dabar. Turbūt verta paminėti, kad esame vis dar gan ankstyvoje stadijoje. Nors ir turime papildomą skatinimo priemonės, tačiau įsigyti transportą vis dar yra pakankamai sunku ir reikia technologinio proveržio, kuris padėtų vis dėlto padaryti šią transporto priemonę masinio naudojimo. Viena iš geresnių žinių, kad jau turime įrengę 1800 viešųjų įkrovimo vietų Lietuvoje, nors tikslą turėjome iki 25 tik 1200. Iš esmės 50% jau to vidurkio mes jau padarėme ir iki 30 metų iškelti tikslai yra 6000 viešų arba pusiau viešų įkrovimo taškų. Kaip šio sektoriaus atstovas galiu tikrai patvirtinti, kad tie tikslai bus gerokai anksčiau pasiekti ir iki 30 metų nereikės laukti. Kokią situaciją dabar turime Europoje? Tai Europos keliais, čia dabar skaičiai yra iš esmės tik tai su ES susiję. Norvegija, tokios šalės kaip arba Didžioji Britanija, Jungtinės karalystės dabar neįeina. Augimas elektromobilių per 23 metus buvo net 50%, tai 1,5 milijono augimas per vienus metus tikrai didelis proveržis buvo ir pastebimas jau keli metai iš eilės. Nors praeiti metai buvo tikrai pats didžiausias per paskutinius kelis metus. 15% naujų registracijų turime jau elektromobilius, tai irgi labai visos vyriausybės koncentruojasi į tą naujų registracijų skaičių, dažniausiai iki 25 metų visose buvo tokie nustatyti vidurkiai, kad 10% naujų registracijų turėtų būti elektromobiliai, vidurkis Europos yra netgi didesnis. Beveik milijonas įkrovimo taškų. Įdomi situacija ta, kad didžioji dalis, 60% yra koncentruotos Prancūzijoje, Nyderlanduose ir Vokietijoje, nors ten važiuoja mažiau negu 40% elektromobilių. Tai rodo, kad kelios yra šalis tikrai labai stipriai išsivysčiusios, bet vis dar Europos lygių daugelį šalių plėtros reikia ir pakankamai daug. Jeigu palyginti situaciją pasaulyje, tai nenuostabu turbūt, kad Kinija yra ryškus lyderis šitoje srityje. Jie labai stipriai investuoja ir patį elektromobilių gamybą ir pasiūlymą alternatyvų jų gyventojams. Tai matome daugiau negu 3 milijonai jau įrengtų įkrovimo taškų. Europą truputį aptarėme. Įdomu, kad Jungtinės Amerikos valstybės pakankamai dar stipriai atsilieka nuo pasaulio vidurkių ir tenais šis sritis yra gan sunkiai juda į priekį. Dar vienas įdomus faktorius, norėjau, kad atkreiptume dėmesį tarp oranžinės ir mėlynos spalvos. Tai mėlyna spalva vadinasi AC įkrovimo laidai, iš esmės lėti laidai, kurie labiau pritaikyti namų krovimui arba ofisų, kur automobiliai praleidžia ilgą laiką. DC yra didelės galios įkrovimo stotelės, kurios greitai įkrauna automobilį, ten galima per 15-20 minučių pilnai pasikrauti savo elektromobilį. Tai Kinijoje didelė koncentracija, netgi didesnė jau yra sutelkta į greitą krovimą, kad užtikrintų
patogų keliavimą šalyje. Europoje kitu atžvilgiu didžioji koncentracija yra vis dar labiau į lėtą krovimą ir tada DC greitų didelės galių įkrovimo stotelių infrastruktūros plėtra bus pagrindiniai žingsniai ateityje. Grįžtant jeigu į Lietuvą, tai pagrindiniai infrastruktūros plėtros taškai buvo sutelkti didžiuosiuose miestuose, net 70% tokių turime. Šiuo metu natūralu, nes visos pagrindinės registracijos ir buvo tose miestuose. Anksčiau irgi laikomas toks kaip ir mitas buvo, kad elektromobilis yra iš esmės miesto mašina. Šiuo metu su tobulėjančiom technologijom matome, kad tai keičiasi ir iš esmės elektromobiliu galima keliauti ne tik Lietuvoje, bet ir visoje ir po visą Europą. Tai dabar šalyje visi operatoriai po truputį vis daugiau dėmesio skiria ir koncentruojasi į plėtrą šalies keliuose ir pastebima nauja tendencija ir strategija, kad įkūrimi vis didesni parkai, kad vienoje vietoje būtų įrengiama daugiau stotelių ir galima aptarnauti daugiau žmonių, taip jiems suteikiant saugumo ir patogumo jausmą. Kodėl papildomai infrastruktūra būtent plėtojama yra prie kelių, nes jinai jau iš esmės nebetitinka rinkos poreikio. Tai kaip ir minėjau, keliuose dabar įrengta tik po kelias įkrovimo stoteles, kelios prieigos, ko pasiekoje gali susidaryti eilės, yra sunku planuoti keliones. Tų pačių stotelių įkrovimo galia yra pakankamai trumpa, dėl to įkrovimas užtrunka ilgai. Jeigu užtrunka ir įkrovimas ir daugiau žmonių atvažiuoja, gaunasi nepatogumas, sunku kaip planuoti keliones ir po truputį darosi situacija, kad reikia ją gan stipriai ir greitai keisti. Taip pat ne visos vietos pasiūlo ir kažkokias tai paslaugas, kurių žmonėms natūralu prireikia, kai reikia praleisti 15 ar 20 ar pusvalandį, kol elektromobilis įsikraus. Tai mes kaip L-Drive'as labai aišku džiaugiamės norėdami pristatyti savo naują produktą, kuris bus L-Drive įkrovimo parkai. Šiuo metu jau pradėjome statybas 3 Lietuvos lokacijose. Jos nuotrauką matote čionais, tai iš esmės naujas produktas, kuris sukurtas visas prieš tai puslapyje esančias problemas išspręsti. Tai bus daug įkrovimo taškų, didelės galios stotelės, ko pasiekoje klientai galės greitai pasipildyti transporto priemonės ir tęsti savo keliones ir pasiekti savo galutinį tikslą. Esame ne vieni rinkoje ir tikrai visi kiti operatoriai iš esmės po truputį irgi renkasi tą patį kelią. Ignitis On įkrovimo parkas Palangoje yra geras pavyzdys, arba Eleport sprendimas Kauno Akropolyje. Elinta su upės pristatymų įmonė taip pat sukūrė įdomų projektą prie Kauno LES, kur su saulės kolektoriais tas parkas padeda jiems įkrauti netgi iš atsinaujinančios energetikos. Taip pat L-Drive turime sprendimą ir Urban Hub Kaune, kur irgi galima įkrauti didesnį kiekį elektromobilio. Svarbu dar irgi paminėti, kad visi kiti verslai iš esmės ir degalinių tinklai, kurie irgi kaip ir prisideda prie kūro pardavimo, taip pat žiūri šitą sritį kaip į vietą, kur galės plėstas, kaip ir kolegė prieš tai minėjo, nes Terna jau irgi plečiasi tinklus. Tai jie pasirinko tą plėtrą daryti patys. Kiti operatoriai irgi svarsto tarp to galimybių, kartais pasitelkia kitus įkrovimo tinklų operatorius kaip partnerius, arba kiti planuoja po truputį tą plėtrą daryti savomis lėšomis. Grįžtant jeigu prie miesto, tai irgi didieji Lietuvos prekybiniai tinklai, tokie kaip Rimi, bendradarbiauja su L-Drive, Norfos su Enefit, iki su Ignitis ir Balance įmonėms. Lidl savo tinklą pasiūlo per Elektrum programėlę parduoti paslaugas, tai iš esmės visos tos vietos, kur mes praleidžiame didžiausią laiką, kur automobilis praleidžia stovėdamas, jos po truputį vis elektrifikuojas ir vis daugiau vietų ateityje bus pasiūloma, kad veikiant savo kasdieninius gyvenimus ir sustojant tose savo standartinėse stotelėse bus galima pasikrauti elektromobilį, kol jisai tiesiog stovės. Tai tiek. Ačiū Jums.